Tikėkimės, jaučiu, kad čia reiks dar ir trečią slotą dar nusakinėti, nes jisai netilps. Jo. Nu ką, sveiki, hebrytė prisijungė prie mano sekančio video. Štai ir Dysmonas upgradeina savo kompą. Ir ką, ir praeitam video jūs matėt mano, kad aš esu nusipirkęs 3 dalykus. Vieną iš 3 dalykų, tai kaip ir ausinės parodžiau šium tame video, tai jūs matėt. Dienos bėgį, aš nežinau, čia kada jūs mano ten video žiūrėjo, ir liko dar 2 daiktai. Ir mes kaip ir darysim kompo upgrade'ą. Nes problema tame, kad parėjo mano ramų stikai. Šitie vadinami HyperX, jau jiems kažkur plius minus 5 metų senumo ramai. Šiam 4 DDR4 3000 MHz ir kurią dieną, aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet karočią būdavo, kad užeidavo kompas neįsijungdavo, jeigu tai pasakius. Ir gavosi taip, kad iš po darbo atvariau, įsijungiau kompą, pasijungiau ir išjungiau kompą. Ir ten buvo taip, kad man reikėjo vėl jį įsijungti. Ir gavosi taip, kad nepasijungė. Metė kodą. Pirmai dėl GPU problemos, paskiau dėl ramų ir žodžio čia pradėjau ištraukinėti savo GPU ir kažkaip tai tas jungiau prie integruoto savo kortos ir kaip sakant tas pas buvo, tai gavosi taip, kad ėjau prie ramų ir pradėjau ištraukinėti porą stikų. Ten vieną, kitą, paskiau ištraukiau visus ir pradėjau po vieną įdėti ir žiūrėti, tai gavosi taip, kad sustojau prie 32 gigų ramų ir 2 slotus aš ištraukiau. Tai kaip sakant, šitie kurie, nežinau, tiksliai dabar šitie 2 stikai desinchronizavosi ir 4 stikai kaip vienas neveikia. Tiesiog kaip ir tas pats ir RGB, tie apšvietimas irgi pradėjo nebeveikti. Ištraukiau 2 stikus, kaip ir pradėjo veikti, bet kažkaip ten jie šviečia, tai mirksi, tai vėl šviečia, tai vapšė užgesta. Nusprendžiau, gal reikia DDR4 naujinti, tikrai jau senai jau čia teks tą ir, žodžiu, padaryti. Kas vadovaus operacijai? O aišku, aš. Ir ką mes šiandien darysim? Įsimsim savo kompą ant stalo, žodžiu, išardysim ką? Ramus išimsim, pakeisim vaizdo plokštę, kurią mes nusipirkom, prieisim prie jo ir pakeisim termopastą savo procesoriui. O kokią mes termopastą naudosim? Aš naudosiu Hydronaut iš Thermal Grizzly. Aš jį rekomenduoju, tikrai kokybė tikrai gera jų. Jeigu kažką jūs planuojat, kažką nusipirkti dėl procesoriaus ar vaizdo plokštės termopastos pasikeitimo, tai aš jums rekomenduoju Thermal Grizzly ir nežinau kaip patenkintas, nes aš jau ne vieni metai kaip ir ją naudoju, nes aš ją naudojau, nusipirkęs buvau ir šitą termopastą, surinkant savo šitą jau senąjį, bet tuo laiku buvo naujas mano buildas, dėjau viską naujai pirkau, tos komponentus, atėjo laikas biškelį pa-upgrade'int. Pirkau tokias detalės, kad apsieičiau to, ko man nereikėtų keisti, to pačio kaip ir motininės, to naujo procesoriaus, aušintuvo, tas pats ir kaip ir NVMe SSD, jeigu jau keisiau to maitlokį, irgi nes 750 vatų, kaip ir tas 750 kaip ir gal ir geras variantas, bet jeigu kažką ateityje jau norėtum keisti galingą kaip vaizdo plokštę ar procą dar galingesnį, jau tada jau reikėtų ir keisti. To, kad išvengt to viso sistemo upgrade'ą, tai aš apsiribojau kaip ir 2 komponentais. O jeigu dabar šiuo metu surinkti topinį kompą su 14900K procesorium, DDR5 ramais, ten vaizdo plokštė RAM 90, topiniai ten koksai terabaitas ir 4 terabaitai, pavyzdžiui, NVMe SSD, žodžiu, ir koksai šiam 4 gigų ten visą, ką reikėtų palikti apie kažkur 5000 eurų. Tai mes kaip ir 5, mes turim, bet o tai ką mums tiek investuoti į tą visą buildą? Kol kas, žodžiu, keliauna prie komponentų, keliauna prie mažesnės dėžės. O keliauna prie G-Skill, ji yra kaip ir suoptimizuota specialiai Intel procesoriams, jeigu matosi.
Nes ir yra tokios pačios G-Skill firmos su pavadinimu ne RGB, bet Neon, tai jos yra optimizuotas daugiau AMD firmos procesoriams, bet mes pirkom specialiai Intel. Ir dar gal žmonės sakytų, Disa, kodėl ne AMD? o aš pasakysiu vieną, o aš esu fanatas mėlynųjų. Tai kaip ir kažkada aš turėjau senai, labai gerais laikais AMD procesorių. Tai labai sena, bet jis man kaip ir nevaprilipo, bet nežinau, bet man įsiskiepijo Intelis ir ką jūs norite, Chebra, sakykit, bet aš vis tiek liksiu prie Intel. Tai va, kaip sakant, įsipakuojam, atidarom dėžę. Ką galiu pasakyti, visai neblogai atrodo. Ir turim lipdukus dar. Bent jau vieną dėžutę mes atidarysim, parodysim, kaip čia ten tas, sakant, atrodo. Bats. Kaip atrodo? Nu, kaip ir tas pats, ar taip. Ir kaip palyginu su mano senais ramais, tikrai žymiai didesni. Kontaktai čia turi būti 288 kontaktų. DDR3 100 KM ar 100 PM, aš dabar tiksliai neatsimenu, bet DDR4 yra 288, nes jeigu dėsit senesnius ar dar naujesnius DDR5, tai, kaip sakant, netiks, bet irgi iš karto matosi, kad stambesni ir sunkesni. Ir ką mes čia turim? Mes turim. Do not mix memory kits. Memory kits are sold in matches that are designed to run together as a set. Tai va, nemiksuokit. Ir turim lipduką gskill.com. Ir kol kas pakuojam atgal. Kaip ir nieko labai čia ir įmantraus. 4 stikai po 16, tai va, 32 lygų 4 gigai ramų. Tada keliaunam prie kitos dėžės ir pačios įdomiausios dalies, o prie Asus DUF Gaming Graphics Card. Gaila, bet Asus ROG Strix negamina tokių kortų, tik tai jau topinės, kaip PM7 greičiausiai, PM8 ir PM9, o jau PM6 ir PM6 Ti ir gal dar bus dar PM, bet čia aš tai galvoju, bet aišku, čia korta šita yra 16 gigų. Ir dar bus klausimų. Oi, man 8 gigų per akis yra. Aš ir galiu ir GTA, ir Apexus, ir Fortnite'us, ir ten tą viską gamint. Jo, bet Chebra, jau 8 gigų gamingas jau viskas jau eina į eros pabaigą, nes jau dabartiniai jau gamai ant tiekio apkrauna jau vaizdo kortos VRM, kad beveik vos ne maksimum. Tai kad normaliam jau gamingui minimum reikia jau bent jau 12 gigų. O optimaliausias variantas tai yra 16 gigų, kaip va šį videokort, o jo 8 su laiku jį kaip ir pradings, jau nemanau, ar išvis tas kortas gamins po 8 gigus, nes jau tie 8 gigai, kaip sakant, net ir VR-ui net jau nebeužtenka tuo 8 gigų, net irgi, pavyzdžiui, su savo sena korta, su 2 Super Asus ROG Strix'u, jį kaip ir be šansų jau, kaip ir apsikrauna ant tiek, kad ir gauna šitų tokių lagų būna. O dabar, kaip sakant, turi užsiupgraidinam dar plus 8 gigus ir turėtų kaip ir būti tvarkot. Ir dar paklaus Chebra dabar, kas per sistemą čia pas tave, kaip sistema bus čia kažkur tai. Arba pridėsiu video, pamatysit čia visus, koks ant procesorius, ant tą visą kitą. Ir žodžiu, ir kas per maidblokis ir viską, bet tai va. Ir žodžiu, ką, keliaunam prie išpakavimo. Ir kai mes viską išpakuosim, pasižiūrėsim ir keliausim prie operacijos. Reikia šį kartą bent jau gražiai dėžę atidaryti, nes noriu tikrai dėžę įsaugot. Fuck, jau praplėšiau. Nu, va taip būna, kai nori dėžę įsaugoti ir, žodžiu, taip ir būna. Nu ką, čia gal biškelį įsileis. Taip, gal biškelį bus taip geriau. Ir, palaukit, gal
Ne iš tos pusės. Va, kas man linksmiausia dalis, tai, darykit Hebra unboxingus. Štai kaip atrodo Hebra. Tai čia, kaip sakant, cable managementas, tipo, kaip kiris laidams, tada adapteris. Tas, kur vaizdo plokščiai pajungimas nuo maitblokio, tai čia, man atrodo, gal man jo net ir neprireiks, nes mes kaip ir turim šitą. O gal net ir reiks? Ok. Interesting, žodžiu. Tada ką mes turim? Laikiklį, man atrodo, čia laikiklis, ne? Ajo. Ai, ne! Čiagi atsuktuvas, blin. Nu, dar plus dar ir laikiklis. Čia, kad toksai, kad vaizdo kortai pastatyti, kad atrama būtų, nes jįgi sunkiai yra. Gerai. Ir tada. Taip. Čia šitą dėžutę dar išimsim. Ir tada čion šitą ir... Oh my god. Eik tu savo. Wow. Ne, nu aš tai įsivaizdavau, kad gali būti ten, žinai, ten kaip ir gal maža arba didesnė, bet eik tu savo, čia tai nesulyginsi. Kokio dydžioji. Paimsim taip va. Bats. Šitą lauk. Kokio dydžio, blin, eik tu savo. Ir kai mes savo ten senąją kortą įsilupsim savo kompo ir mes palyginsim ir padėsim viens prie kito ir pažiūrėsim, kaip jie atrodo. Ir wow, galiu pasakyti. Kaip sakant, džiaugiuosi, kai vaikas aš. Ir tikėkimės, kaip ir šiek tiek gal RGB bus bent aš jau. Nes kaip ir toksai biškelį esu mėgėjęs RGB kinda guy. Taip, kaip sakant, turi 4 slotus, o display portas turi 1, 2, 3 ir 1 HDMI. Vietos ar užteks mano šitai naujai video kortą? Of course, užteks. Tai aišku, blemuški, jį kaip ir tikrai nemažai sveria tas ir ypač tas radiatorius, Jesus. Ir kontaktai įdomu, čia kur maitinimas pats. Klausimas, ar man eitų nuo vaizdo plokštės, nuo maitinimo bloko to pajungti, bet gali būti, kad mum greičiausiai, kad šito nepaeis, nes dėl to ir adapteris ir stovi čia laidas, nes čia kontaktai žiaurūs mažiukai tokie, o tada šitos kaip ir pasijung šitie. Tada jau nuo maitinimo bloko. Ir dabar man įdomu, ar to visko pas mane užteks. Tai greičiausiai gal pas mane ir jo ir bus papildomų laidų, gal man nereiks bėgti į rūsį ir ieškoti. Ir žodžiu, jisai dėsis taip ir bats. Vos. Ir įsidės. Eik, tu savo, kaip standžiai čia lenda, nes čia dar, blemuški, bušių dar, blin. Reiks atsargiai dėti, kad neišlaužt vadinamų kontaktų pačio maitblokio. Va čia tai būtų prikolas, blemuški, bet išdami dar sugadinsim dar. Gerai, kas šitoj dėžutėje? Nu, tuoj sužinosiu. O, dokumentacija. Nu, kaip ir sakiau, čia, kaip sakant, parodyta, kaip čia turi būti dėta. Instrukcija, kaip teisingai turi būti. Ir laikiklis. Čia, kaip sakant, čia ir laikiklis, ir atsuktuvas kartu. Ir ką daugiau? Daugiau nieko. Sertifikatas tipo of reliability, dokumentacija. Padėka, kad mes nusipirkom Asus firmos video kortą šitą, graphics card. Ir čia instrukcija, čia irgi kaip ką teisingai daryti. Ir aš, nieko ir nėra daugiau. Gerai, šitos gal tada šitos slepiam. Juose nieko įspūdingo nėra. Tai va.
ką, einam dabar, atjungiam visus savo laidus ir viską ir dedam kompą ant stalo ir darom operaciją. Va, žodžiu, kompą pasistatėm ant stalo. Ta mūsų donorą. Ir aišku, reikia gal tikriausiai sukelt kamerą aukščiau dar. Ir... Dabar kaip ir kameros rakursas visai bus geras, sakyčiau. Ir atidarom savo dėžę. Ir, kaip sakant, ir mes dar atsinešėm tokį vieną įrankį, teptuką. Ir, žodžiu, mes, kaip sakant, pabandysim pravalyti kaip įmanoma. Iš kelias dar jūs paimsiu, parodysiu, kaip sakant. Apvalysim ventiliatorius su teptuku ir po to mes dar išėmę apvalysim vaizdą plokštę ir tikėkimės, kad mums laidų užteks. Tai va, apvalysim, ištrauksim vaizdą plokštę, ramus ir dar mes dar plius atsisuksim, pakeisim savo procesorių termopastą, parodysiu, plius minus pasistengsiu parodyti, kaip čia taisyklingai daryti. Nu, bent jau ne ant tiek taisyklinga, o kiek aš pats darau. Tai kaip sakant, parodysiu, čia apvalysim, žodžiu, tiek. Ką aš galiu kaip ir pasakyti? Niekada tokių dalykų nepirkit. Tas skardinėse suspaustas oras, jie turi kondensatą ir jie kaip ir pučia, bet jie dar ir su vandens likučiais, ten sakoma, kaip ir tinta vadinama, kaip čia pasakyti. Jeigu jūs apipurškite aplink elektroniką ir neduosit to ar išdžiūt ar ne, bet žodžiu gali būti trumpas jungimas jūsų elektrono srity ir tas valymas tais flakončikais gali pasibaigti. Ypač tokius kaip tas pats kaip ir su elektronika, kaip Xbox'as, PlayStation'as, ypač irgi ten kompas, jokių būdų nepurškite jais. Tai jau geriau pas kokį, nežinau, pažįstamas ar ten draugus, ar kažkur ant normalaus kompresorių. Važiuokit, prasipūskit ir žymiai geriau bus. Tai va, grįžtam vėl prie to, kaip sakant, valymo. O jeigu nei to neturi, tai jau pats geriausias dalykas tai yra šepetukas. Aišku, jūs ten ilgiau truksit, aišku, jūs ten neišvalysit pakankamai kaip reikia, saugiausia bus. Gerai, tai ką, mes pradedam išimt vaizdo plokštę, atjunginėjom. Ir visada neužmirškit, kai atjungiate maitinimą ir tas pats atjungit ir pačios maitinimo bloko. Dėl viso pikto kažkokia ten gali būti statinė apkrova ar kažkas tokio, jau geriau apsisaugokit ir išjungkit. Ir voila. Vos ne kaip nauja mano vaizdo plokštė. Dar ne kartą net nebuvo ardyta, net ir blombelė net stovi. Ir pasižiūrim, kaip dydžiu sulyginam, kaip atrodo vaizdo plokštės abidvi. Pagal dydį atrodo, bent jau pagal ilgį ir
dydį, o pagal stambumą, tipo pagal storį, Asus TUF yra žymiai storesnė. Taip, vat. Tada gerai, ištraukiam ramų stikus. Paskutinį mano šitie ramai, taip sakant, eis jie polisio jau. Juos nei perduoti, nei tik ką. Nes dabar jeigu vienas stikas yra sudegęs ar ką, aišku, galima juos kaip ir parduoti kaip 3 gigus, bet tikrai ne kaip šiam jau 4 gigų. Tai ką padarysi jau? Gaila, bet proga atsinaujint buvo. Tai va, ir va čia mes turim tą vadinamą laikiklį vaizdo plokštei. To originalinio mes nenaudosim iš TUF Gaming duoto. Tas vadinamas kaip ir laikiklis ir atsuktuvas. Tai mes jo paliksim ramybėj. Dėl grožio turėsim atminimą. Tai gerai, reikia tada dar apatinį filtrą ištraukti. Pravalysim šitą filtrą. Ten, kuris po maitinimo blokų. Siurblį turiu, bet tas siurblys, kaip sakant, nelabai čia jisai ir kuo padėjęs. Į tai dar su siurbliu irgi nėra rekomenduojama, nes kaip ir siurblys statinę įkrovą jisai sukelia. Tai ir svarbu, kad būtų angalis ten plastmasinis, bet irgi nerekomenduojama, nes gali netyčia sukelti statinę įkrovą ir gali kažkur kažką pramušt kompiuteriniai daly ir gali jūsų tiesiog kompas neužsikurt, sudegt. O blogiausiu atveju su motininė gali būti problema. O kas ieško korpuso gero ir gerai vėdinamo, tai rekomenduoju šitą Cooler Master H500M. Aš jau metų naudojusi tikrai nemažai ir tikrai jisai ventiliuoja tą orą, tai tikrai gerai, nes pridėsiu šitą video apie savo kompiuterių speksus ir ne tik, ir ten bus irgi apie tą dėžę, nes čia stovi apriekyje 200 mm ventiliatoriai ir 120 ar 160, dabar neatsimenu, tai gal 160 gal tas galinis ventiliatorius, kuris tą orą, taip sakant, siurbia. Tas pas dar ir procesoriaus aušintuvas irgi iš tėvo. 3 ventiliatorių sekcijų. Gerai, šiek tiek dulkės pavalėm ir gerai. Ir, kaip sakant, mūsų šitas bus reikalingas. Mes, kaip sakant, turim laidus, kad sujungt pats į tą adapterį. Ir taip, ir dabar mes, kad gerai matytųsi. Taip. Ir dabar atsuksim procesorių ir žiūrėsim jau kiek čia laiko jisai mano jau nebesuktas. Ir atsuksim ir pakeisim termopastą. Kai aš jau jį rinkau naują, tai čia kažkas 5 grubiai jau metų. Aš termopastos nekeičiau, nes ir neturėjau ir dėl to ir, kaip sakant, dėl ko lys, nes pas mane gerai sutepta, procesorius plus aušinimas 3 ventiliatorių. Ir kaip čia dabar? Ir reikia šitą atimti. Ir žiauriai jis dabar man nepatogu, nes dabar tas, kaip man čia dabar jį padėt, kad taip, reikia servetėlio atsinešti. Ką žinau, pasta dar vis tiek dar sausa yra, net neišdžiuvus. Na, bet vis tiek prie progos, sakant, reikia ją išvalyti. Sitepsim. Gerai išvalom. Nes jau tiek laiko praėjo, tai tikrai nemažai, tai galvojau, gal ir sukietėjęs bus, bet pasirodo, kad dar pasta tikrai net nei sukietėjęs, nei tik ką. Saka, atsargiai, nieko neužlendami. Čia taip reikia pravalyti, kad jisai taip va. Taip va. Ir ką pasakyti, taip ir gerai. Ir kaip
ir pravalėm. Taip va gražiai ir dabar šitą pastatom ant gal. Op. Ir viskas. Taip va dabar šitą pastatom ant gal. Ir dabar paimsim termopastą iš firmos Thermal Grizzly. Ypač kai mes perkam tokį va rinkinuką ir komplekte eina tas kamštis, kad jį užkimšt ir plus dozavimą. Čia kaip ir sakant, kai dozuoji ir juos gali išsklaidyti. Nereikia nei ten kažkokios kortelės, lopetėlės ar tiesiog įdedam šitą čia ir su švirkštu ir dozuojam. Matot, žiūrėk, dozuojasi. Čia biškelį, kiek mes prastumsim tą seną, nes kaip ir jau senai jisai nebuvo naudotas ir dabar man su viena ranka bus labai nepatogu tą daryti. Ir dabar, jeigu matosi, ir ją gražiai tepliojam. Ir gražiai per visą procesoriaus tą radiatorių ištepliojam. Nes yra YouTube'e daug patarimų, gidų, kad atseit kaip teisingai galima užtepliuoti ant tą procesoriaus termopastą. Nes šiaip teisingo net nėra būdo. Kaip sakant, teisingo būdo nėra. Šitą ranką kažkaip tai bus patogiau, nes man ta ranka nepatogu. Ir per visą tai gražiai ištepliuojam. Aišku, per daug jo neužtepliuot, nes kai procesorius ir su aušinimo apsidės, tai kaip ir... Biškėlį, čia man nepatinka, kaip jisai... Kaip čia man gražiai. Nuim dabar jį gražiai. Taip ir būna, kai per daug irgi nesveika. Tai vat. Ir kad to lygiai pasiskirstų tas šilumos sklaida. Nes būna daro vieni tašką deda per vidurį tokį kaip ir prispaudžia, vieni kaip ir ten skaityklos net X-ais, ten KZ raidėm ir tiesiog prispaudžia, keli patrina ir palieka. Tai čia kaip ir tas pats būdas, kaip ir galima sakyti ir taip, bet problema gali būti, kad ne va to lygiai gali pasiskirstyti termopastai. Taip va. Ir dabar mes gražiai paimsim procesorių. Ir įdėsim ant gal. Ir nerekomenduoju elektrinių naudot, užsukinėt, geriau ranka, chebra, užsukit. Nes gali perveršt, netyčia per daug, siūlau geriau ranka spaudėt ir viskas. Nes galit netyčia perveršt, ar kažką nulaužt, ar net gal net motininės, gal net patį užlaužt. Vis tiek to atrodo valiausi ir įstepliojo vis tiek. Tai va, ir mes, kaip sakant, procesorių sutvarkėm ir įdedam ir viskas. Tie pirštai vėl mano nuo tos termopastos. Toks jau darbas, ką padarysiu. Surbliam iškepsi. Seilėjau, apšliaukinau, kaip sakant. Gerai, ir dabar keliaunam prie ramų. Vieną po kitą sudėsim ir dar net pusę dar paliaunė. Čia atsargiai. Nebandykit perspaust. Nes galit netyčia motininės
ramų lizdus išmalt, ten spausdami ir iškraipę. Ir ką galiu pasakyti, ir visą gerą, tada jūsų motininiai, jeigu daro, tai jau darykit atsargiai. Darykit tai atsargiai. Op. Tie man ramus tikai žiauriai patinka. Jų toksai radiatorius visai toksai storas, galiu pasakyti. Op. Ir viskas. Ir ką dabar? Vaizdo plokštę dabar mūsų reikia dabar įdėti. Dabar tik reikia nuimti. Šitos čia. Op. Ir galinis laitas. Ai va. Užkabinau. Ir man atrodo, kad ir viską aš čia nuėmiau. Nebėra, man atrodo. Ir dedam. Tikėkimės, jaučiu, kad čia reikia trečią slotą dar nusakinėti, nes jisai netilps. Jo. Reiškia, net reikia net ir ko čia man jisai taip neįsitelpa taip lengvai, Kaip ir o gal ir visai ir nereikia jo nuiminėti, to trečio sloto. Pabandom įdėti gal. Kaip ir jo ir nereikėjo realiai. Dabar, kaip man čia dabar šitą užkabint. Pala pasižiūrėti, ar šitas magnetinis suktuvas. Nu kaip ir magnetinis. Aha. Fik čia, kaip ir magnetinis. Ne, kaip aš nekenčiu taip tų varžtų. Ir paskiau dar mes sudėsim tą tipo, sukti. Nu ką, ir biškelį mano kompas, sakant, atgyti. Viskas, užkabinam. Ir dabar žiūrim, kaip darysim su mano šituo laikikliu. Taip, biškelį atveršt. Kaip ir gerai, kai ventiliatorių biškelį giliau jie įdėti. Ir viskas. Ir jie laikysis. Vaizdo plokštė ir nenusisvers. Ir nestringa. Palauk, tikėkimės, nestriks. Ta biškelį pakeliam. Ir netvarkoj. Jie nekliūna. Gerai, tai tada grąžinam vėl gal. Tas korpusas tai jau žiauriai daug sveria. Bet ir minusas. Atrodo korpusas, bet ir gražus. Bet ir blecha ir sunkus yra. Nes jeigu pilnas, dabar mums reikia padėti šitą. Jį kaip ir pilnai įstatyti. Taip. Atrodo, aš jį pilnai įdėjau. Ir tada gal reiks dar šitos sukinėt kažkaip tai. Ir kitas. Šitą. Palauk, tai kaip žinoma. Jisai taip turėtų eiti, ar ne? Ar jisai eis į šitą pusę.
ir viskas. Ir ką galiu pasakyti? Kaip ir viskas, sakyčiau, pakeitėm termopastą, įdėjom ramus, įdėjom vaizdo plokštę. Laikosi tvirtai, ventiliatoriai sukasi, laikiklis vaizdo plokštės pagaliau bus kažkom tai bent jau dabar naudinga, nes šitoj aš negalėjau naudot arba kažkur čia va kampe laikyti, nes šitie va ventiliatoriai yra iškelti aukščiau. Ir jau tai, jau vienas ventiliatorius jau ūžia. Nu, nėra labai blogai, bet ir nėra ir jau gerai, kaip sakant, reikia aptarnavimą daryti. Ir ką yra? Pračekinam. Čia dėta gerai. Taip. Dėta teisingai. Iki pat galo. PCI adapterį įjungta irgi. Ir ką galiu pasakyti? Ir viskas chebrytė. Tas apsauginės. Po to išimsim kaip. Statom viską. Pajunginėjam. Ir įsirašom driverius. Ir tada, taip sakant, parsuksim testą. Ir viskas. Nu ką dabar, įjungiam maitinimą ir tikėkimės, jis bus gyvas. Laikom pirštus, jebra. Iš karto pasijungiam BIOSą, kad XMP profilį iš karto. Taip, mute CPU. Čia joks nenaujas CPU. Čia tas pats dar vis. Taip, va. XMP va profilis vienas, o antras. O kuo skiriasi antras nuo pirmo buvo? 3.6 gaunasi. O 3.6.0.3. 16.19.39. Bet, nu, pabandom antrą XMP profilį. Ok, save, change and restart. Ir tai va, hebrytė, kai jeigu įsigasite pasijungę tuos ramus, įsidėję naujus viską ir įsigandot, kad, dažniai ne tie, kodėl jie stokiniai, ar ten 204, ar 200, 600 ir visada, hebra, reikia eiti į motininės
BIOS į motininės BIOS ir tenais rankiniu būdu nustatyk XMP profilį. Ir tada jau jie čia yra gamykliškai overclockinti ramai. Čia jau kaip ir sakant, nereikia nieko pačiam nieko daryti, jau jie dažnai sukelti ir tu tiesiog profilį pasirenki ir viskas. Ramai, kaip gražiai šviečia. Ir dabar mums reikės susiinstaliuoti driverius. Atpažins, o gal atpažins, o gal net ir nereiks nieko daryti. Tuoj pasižiūrėsim. Sakant, jie užsiupdeitina. Na nežinau, kaip ir atpažino LG PM60 Ti, viską rodo Redeem. Doom The Dark Ace Doom Slayer Verdant Skin. O aš galvoju, kad man jau reikės. Ir žiūrim, ar mano GPU tweak šitas. Man reikia padaryti, kad OC mode, ne? Ir, ką žinau, sukeliam apie 30, darom apie 40% su ventiliatoriu. Sėklas. ISO profile parašysim. Ir ventiliatoriai kaip ir veikia 40% pajėgumu. Ir galima tą OC scannerį paleisti, jisai programa automatiškai praskanuos jūsų šitą visą reikalą, bet ir žiūrim, kokia temperatūra jos stokinė, nieko neveikiant. Rodo, kad apie 30 temperatūrą. Galima, o jeigu pabandžius šiek tiek sukelt ventiliatorius, pavyzdžiui, iki kokių 50%, ne? Ir turėtų dar net mažiau sumažėti. Štai viskas veikia. Viskas pasileido. Ramas susikranizavo, labai mes temperatūra ten nukrito. Stokinės veikia 30. Ir žiūrim, ar dažniai details, ne? Performance. Ir žiūrim, ne? Dabar 3600, 4 iš 4 dim, viskas. Dažniai stabiliai veikia, va jokių problemų. Šiam 4 GB ramų ir super, ką aš galiu pasakyti, CPU veikia, 8 branduolių 16 threadų ir dar liks prasuksim testus, mes dar prasuksim juos ir pasižiūrėsim po ir prieš keitimų ir kiek mes gausim taškų. Tai žodžiu, pajungiam sekantį monitorių ir žiūrėsim, kiek gausim balų.
Nu ką, hebrytė, na ir viskas. Baigėsi. Mūsų operacija praėjo sėkmingai. Kompiuteris gyvas, pasileido. Vaizdo plokštė jau su tais turimais driveriais jau atpažino ir susirašė. Ten, kaip sakant, nieko net papildomai nereikėjo daryti. Ir ką galiu pasakyti. Kai va matėt, kokie skirtumai prieš ir po pakeitimų, tai visai kaip ir, sakyčiau, akivaizdžiai tikrai matos, kokie padidėjimai. Ir štai kaip rodo viskas, ne? Ramas susinkronizavo yra ir pačios vaizdo plokštės šiek tiek RGB TAF ir viskas veikia hebrytė. Gražiai ir stabiliai. Štai va. Nu ką aš galiu pasakyti, tiek savo vaizdo plokštę, tai greičiausiai šią pardavinėsiu, nes o ką man anai reikalinga. Manau, padarysiu porų fotkių, padarysiu pravalymą. Greičiausiai gal aš net ir termopastos nieko nekeisiu, nes jinai ir taip nėra kaistų ar kažkas ant tokio, tai kad lyst prie jos aš kaip ir nematau prasmės, tai aš man atrodo aš paliksiu kaip yra, tik tiesiog aš pravalysiu ją nuo dulkių. Aišku, ten du ventiliatoriai kaip ir užė, vienas vos, o kitas jau akivaizdžiai kaip ir matosi. Čia nėra kritinė, bet veikia. Nu ko norėti, 5 metai vaizdo plokštė dar jinai buvo pirkta nauja, tarnavo tikrai be jokių nesąmonių ir nieko, tiesiog tikrai Asus, galiu pasakyti, gamina jie tikrai geras vaizdo plokštės. Aišku, gal procentaliai gal kas ir pasitaiko, kurios ir blogos, bet su manim kaip ir problemų nebuvo. Tai va. Ir jeigu patiko šitas video ir buvo informatyvus, tai kaip ir nepamiršk paspaus like, o jeigu nepatiko ir buvo šitas video share, tai žinai, dislike ir nepamiršk dar paspaus subscribe mano YouTube kanalą. Taip pat ir mano Kick streamų platformą, nes aš ten darau streamus ir jeigu nori su manim pasibendrauti gyvai ir gal turi klausimų apie šį video, gal ir užpraeito video, kuriuos matėt dėl ausinių ir viską, tai patys žinot, linkas apačioj arba nuskanavo šitą QR kodą su telefonų pagalba ir jūs pereinat mano Kick platformą ir paspaudžiat follow. Ir, kaip sakant, gyvai pasikalbėsim. Tai va, tai tiek. Tai iš manęs, ką, nežinau, eisiu tvarkyti savo dabar bardako. Pažinai, jeigu turi klausimų, komentarus apačioj, parašyk ir visiems aš atsakau. Nėra taip, kad kas būtų parašę, niekam aš nebūčiau atrašęs. Nu, nebent jeigu tu esi toksinis, su nesąmoningom savo komentarais, bet tengiuosi vis tiek atsakyti bet kokiam ir su bet kokiu tikslu parašai, ar ten gerais tikslais, blogais tikslais, visada aš atrašau. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjai, tai gero vakaro, dienos, ryto ar paryčių, ar kada jūs mane žiūrit, tai gero vakaro ir tiek. Žodžiu, pasimatysim sekančiuose videos. Tai peace, hebrytė, aš out ir pasimatysim streamuose. Tai kad ir peace. Aš žinau.